turbūt tie žmonės, kurie domisi naujovėmis, naujomis galimybėmis ir taip toliau. Todėl aš jums šiandien pristatysiu naujas galimybės, kurios keliauja per pasaulį, nors aišku, ne šiandien jos pradėjo keliauti. Atidarysim slaidus, skaidrės. Ar gerai matosi, pasakykit man, ar matote viską? Duokit žinią. Taip. Ar matote? Gerai, ačiū. Aha. Taigi, šiandien mes pakalbėsim su jumis apie naujas galimybės tinklinės rinkodaros. Mes iš tiesų šiandien kalbėsim apie tinklinės rinkodaros kompaniją. Kompanija, kuri vadinasi Apalgo. Noriu paslėpti tai viskas. Kalbėsim apie kompaniją Apalgo. Kompanija, kurioje aš jau esu be mėnesio 5 metai, kuo labai didžiuojasi ir džiaugiuosi, kad aš čia kažkokiu būdu atsiradau, įdomių tokių momentų. Ir gal truputėlį apie save, kodėl aš kalbu apie tai, kokią turiu teisę. Iš tiesų, kažkada buvusi ir verslininkė smulki, ir prekybininkė, bet visuomet domėjusi kažko daugiau, negu tai dienai mokėjau, žinojau ir net savo parduotuvę buvau prekybos srityje atsidariusi. Bet kada atėjo gigantai, teko užsidaryti. Ir taip aš susipažįstu su tinklinė rinkodara, aš jau draugauju taip rimčiau, tai nuo 2004 metų. Išbandžiau keletą kompanijų, kur visko buvo, ir pakilimų, ir nuopolių. Kažkur dirbau dėl produkto, kažkur tiesiog bandžiau daryti verslą, jeigu taip galima pasakyti. Ir buvau nusprendusi daugiau ne, bet 19 metais susipažįstu su kompanija Apalgo. Ir kad šiandien aš kalbėčiau apie tą kompaniją, iš tiesų man reikėjo mokytis. Mokiausi įvairiais būdais ir klausiau savo sponsorių, klausiau savo aukštesniųjų mokytojų, dalyvaudavau maratonuose, kur mokė, rodė mums, kas tai per kompanija, žodžiu, produktas, marketingas ir taip toliau. Taip pat įvairūs forumai, teko važiuoti į kitus miestus ir pagal savo galimybės tikrai dalyvauju, mokausi ir po šiai dienai mokausi. Ir taip dėka Danutės Puchovos iš tiesų išėjau į lektorės. Ačiū tam žmogui, kuris mane, sakykime, paskatino, nes tikrai negalvojau, kad tai darysiu. Tinklinė rinkodara, kas tai per tinklinės rinkodaros kokia veikla, kas tai per verslas. Iš tiesų tai yra rekomendacinis verslas. Bet jeigu taip pagalvojus, rekomendacijomis mes užsiemam visą gyvenimą. Prisiminkim, aš labai gerai, kada apie tai yra kalbama, prisimenu savo jaunystės laikus. Pati aš esu mergaitė kilusi iš kaimo, bet kada baigiau mokyklą, vidurinę išvažiavau į miestą. Ir ten man prasidėjo naujas gyvenimas ir ten irgi atlikinėjo mes rekomendacijas. Man labai gerai įsimena, pavyzdžiui, filmai. Pasižiūrim gerą filmą arba kažkas pasižiūrėjo ir rekomenduojam draugėmis ir toliau keliaujam. Tai yra tas pats tinklinė rinkodara. Tik mes nesupratom, kad mes ją atliekam. Iš tiesų tinklinė rinkodara tai jau
nuo 1940 metų keliauja, nuo Amerikos viskas prasidėjo ir taip keliauja ir į Europą atkeliavo. Ir tinklinė rinkodara ir dabar užsiema labai daug kompanijų. Aš sakyčiau, turbūt dabar visi to užsiema. Paimkim degalinės, paimkim supermarketus, viešbučius, kur nepasisuksi, dabar visur yra tinklinė rinkodara. Tik yra toks vienintelis skirtumas. Nu, sakykim, aš parekomenduosiu kažkokį viešbutį, sakysiu, mergaitės, aš ten buvau, prašau, ten geros sąlygos ir taip toliau. Taip, valio, tam viešbučiui bus puiku, nes jūs atkeliausit, atvažiuosit, jie turės pajamas, o man kas iš to? Aš kaip ir nieko iš to neturėsiu. Tiesiog padarysiu gerą darbą jums. O tinklinėje rinkodaroje, kompanijos tinklinės rinkodaros yra kitaip. Man už tai sumoka, jeigu aš atliksiu tokį pat darbą. Tai yra pakviesiu partnerį ar ten vartotoją į savo gretas, man kompanija už tai pasakys ačiū ir sumokės pinigėlius. Ar nesmagu? Iš tiesų, tinklinė rinkodara, kaip aš jau minėjau, senai keliauja per pasaulį ir jos apyvarta su kiekvienais metais didėja. Didėja žmonių, kurie ateina į tas kompanijas dirbti. Ir kas svarbiausia dar mane džiugina, kiek aš dabar klausau ir kada lankausi tam tikrose kompanijose, tas pats kalbant konkrečiai apie mūsų kompaniją Balgo, iš tiesų auga gretos vyrų. Tai yra didėja verslininkų vyrų šiuose kompanijose. Tai tikrai džiugina. Yra labai daug žmonių, net 70 milijonų žmonių, kurių tai yra pagrindinės pajamos. Jie niekur kitur nedirba. Tiesiog iš to gyvena, keliauja ir pramogauja ir tiesiog gyvenimo būdas jų. Jeigu aš dar šiai dienai turiu kažkokį kitą darbą, čia galbūt jau kaip priedas, nes čia jau antras darbas, žmonės visą laiką dirbdavo kartais ir 2 ir 3 darbuose, tai tas pats ir čia. Ir mane iš tiesų tai džiugina, kad galvoju ir aš būti tuose gretose, kur bus mano pagrindinės pajamos, iš kurių aš gyvensiu, džiaugsiuos gyvenimu ir keisiu savo gyvenimo būdą. Kuo skiriasi tinklinės rinkodaros kompanijos nuo eilinės, sakykime, eilinės prekybos, taip, verslo? Skiriasi labai daug kuo mano atžvilgiu, taip. Jei, pavyzdžiui, paimkime parduotuvę ir kad toje parduotuvėje atsirastų tam tikra prekė, jinai keliauja labai ilgą kelią ir jos kaina išauga nuo 100 iki 1000%. Įsivaizduojate, jeigu jos savikaina buvo ten, sakykime, 10 eurų ir jinai gali išaugti čia jau priklausomai nuo tos kainos. Kadangi kaip aš buvusi prekybininkė, aš žinau, kaip tai daroma, kokia yra antkainė ir taip toliau. O kodėl taip vyksta? Kiekviena vieta, į kurią atkeliauja ta prekė, užsideda savo antkainį. Tai yra ir vidutinė didmena, ir reklamos, ir logistika. Ir žodžiu, visur reikia apmokestinti, tai yra žmonės turi gauti už tai, už savo darbą atlygį ir taip tos prekės kaina išauga labai. Sakykime, turbūt jeigu kokią mašiną paimkim, tai iš tiesų aš nesuklydau, iki 1000% gali išaugti. Tiesiog dabar vieną farmacininkę klausiau, kaip jinai sakė, aš negalėjau dirbti farmacinėje skyriuje, nes aš turiu vaistą, kuris kainuoja ten, kaip jinai pasakė pavyzdį,
100 eurų, o jisai, nes ten jau labai ir jos kaina pakilo iki 1000. Tai sako, įsivaizduokit, kaip mes apgaunam tą žmogų. Tai tas pats yra visur. Tiesiog žmonės nesusiduria, nežino, kaip tai vyksta ir galvoja, viskas labai gerai. Nu, truputėlį mus kartais dar akcijomis vilioja. Kaipgi vyksta verslas tinklinės rinkodaros kompanijoje? Yra gamyba, paimkim pavyzdžiui ir mūsų atvejai, yra gamyba, esu aš partneris ir atnešu, pateikiu, papasakoju, pristatau tą produktą vartotojui. Tas įgyja prekę ir jis gali būti vartotojas, jis gali tapti partneriu kaip ir aš. Labai trumpas kelias ir todėl yra maža kaina. Tai yra neišauga nuo 100 iki 1000 kartų. Į kągi reikia atkreipti dėmesį, renkantis tinklinės rinkodaros kompaniją? Na, nemažai, kur reikėtų pasižiūrėti taip rimtai, jeigu nori rimtą verslą pradėti. Iš tiesų, man asmeniškai yra svarbus ir produktas. Ir galbūt kiekvienam, na, pavyzdžiui, kažkas gali pardavinėti kvepalus. Mane tai nesuintriguotų kaip prekę, bet mane vilioja, pavyzdžiui, mūsų produktas. Toliau, labai svarbu atkreipti dėmesį, kiek laiko kompanijoje rinkoje. Tikrai labai svarbu, nes jeigu kompanija rinkoje iki 3-5 metų, tikrai rašiau verslo planus ir žinau, 3 metai tai yra pavojingas metas konkurencijos atžvilgių. Labai mažai, tik 10% kompanijų įsilaiko rinkoje, pagrinde jos neatlaiko tą krūvį ir tiesiog užsidaro. Taigi būtinai tai reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau, ar kompanija legaliai dirba tam tikrose valstybėse? Ar turi nuosavą gamybą? Koks jos marketingo planas? Ar yra galimybė toje kompanijoje augti? Tai yra kilti, kaip sakau, karjeros laiptais. Ar keliauja kompanija? Ar turi galimybės jos partneriai keliauti po pasaulį? Na ir dar kartais yra toks klausimas, o jeigu man nepasiseks, aš truputėlį vėliau pasakysiu, ar gali pasisekti ar ne. Taigi, jeigu paimsim mes kompaniją Palgo, tikrai sakyčiau, kad kas apie ją sužino, galite drąsiai keliauti pas mus, nes tikrai mes stovime aukštame lygyje. Nes jeigu mes paimsim tokią platformą Business for Wow, kur pagrinde apie save pateikia tinklinės rinkodaros kompanijos, tai mūsų čia yra aukščiausias įvertinimas. Mes turim 3A su pliusiuku, tai reiškia, kad aukščiausiai stovinti kompanija. Čia galit pamatyti ir su 2A pliusiukais, ir su 1, ir net su B. Tai yra, vadinasi, kompanija vystymosi stadijoje. Čia jau pavojinga, reikėtų tai labai atkreipti dėmesį. Na, jeigu tai bendrumoje apie ją, tai iš tiesų mes konkuruojam ir pagal marketingo planą, pirmaujam pagal produktą, turim išskirtinumą, iš tiesų mes turim inovacinį produktą su išskirtinė technologija. Tikrai analogų šiai dienai nėra. Mes turim savo, kaip jau minėjau, gamybą, vietovės, kur yra gaminamas produktas. Taigi keliaujam per pasaulį, jau net 5 žemynuose esam, 75 šalyse ir pas mus dirba virš 350 000 žmonių. Taip pat 20 metais, pavyzdžiui, mes užėmėm 1. vietą su vienu produktu, kuris yra stipriausias kaip imuninės sistemos stiprintojas.
Šioje skaidrėje jūs galit matyti oranžinę spalvą pažymėta, kur mes esam legaliai, kur mes dirbam, kur mūsų yra ofisai, sandėliai ir taip toliau. Tai jau Europa, Azija, net Afrikoje mes esam, Šiaurės ir Pietų Amerikoje egzistuojam ir tiesiog mes augam su kiekvienais metais, daromės tokie didžiuliai ir keliaujam laimingi ir kas svarbiausia, kad mes, sakykime, žmonės ir sveikatinam ir keičiam jų gyvenimo būdą, jo gyvenimo kokybę, tiesiog darom laimingais žmonės. Na ir dabar mes atėjom prie produkto, apie kurį aš kalbu, bet turbūt iškyla klausimas, kasgi tai per produktas. Iš tiesų jis yra išskirtinis, tai yra ląstelės mityba, ne papildas, ne tabletė kažkokia, bet čia yra ląstelės mityba. Ką tai reiškia ląstelės mityba? Aš norėčiau pasakyti tokį faktą, kad dabar žmonija labai priprato prie sintetikos, cheminių preparatų. O kasgi vyksta dėl to? 97%, čia ne mano žodžiai, čia yra moksliškai įrodyta, 97% žmonių miršta vien dėl to, kad tai labai mėgsta. Ir kad yra priklausomi nuo vaistų. Ir jeigu žmonija atsisakytų nuo to, o sugrįžtų į mūsų gamtą, nes gamta ir žmogus tai yra vientisa. Ir jeigu anksčiau žmonės taip ir darė, senovė, dar mūsų seneliai, proseneliai, jie tikrai buvo sveikesni, nes sąveikaujo su gamta. Ir taip gydėsi geriau, arbatytės, įvairius užpilus, darė tepalus kažkokius ir įsivaizduoja daug greičiau nuo sunkių ligų pasikeldavo iš patalų, negu dabar žmonės su cheminiais vaistais. Taigi, mes turim nuostabų produktą, tai yra pastilės. Jūs dabar matot spalvotas 18 dėžučių, bet ne tik dėžutės spalvotos, bet ir pačios pastilės yra spalvotos ir kiekvienoje dėžutėje kita spalva. Šios pastilės yra tiesiog turbūt taip sinchronizuotos, kad pagrinde dirbtų, pasakyčiau aš taip, su tam tikrų nukrypimų, tai būtent kažkokiai sistemai nukreipta, ten, pavyzdžiui, paimkime endokrininę mūsų sistemą ir yra keletą produktų ir juose įdėtos tos žolelės, vaisiai, daržovės, sėklytės, kurios būtent į šią sistemą veiktų. Šios mūsų pastilės veikia momentaliai, tai yra iš tiesų 5-7 minučių bėgyje galima gauti momentinius rezultatus. Kodėl? Nes jis yra vartojamos per burnos gleivinę ir tiesiog kaip lašelinė, ne, kraujas labai greitai pristato ten, kur reikia mūsų organizmui. Dar ko jie unikalūs, nes nėra amžiaus ribos, tai yra galima naudoti nuo kūdikio iki garbaus amžiaus senolio. Pasakysi taip, tai pastilės, o kaipgi tie žmonės šios kategorijos galės panaudoti? Labai paprastai ištempinsit vandenukę ir galima tiesiog sugirdyti ar ten sugerti kūdikėliui, girdysim, pati tai jau naudojau ir net kūdikėliui davinėjau. Tai labai puiku, man teko nesenai dalyvauti vienoje kompanijoje, ten irgi tokios želė formos guminukus turi, sako, bet negalima naudoti vaikams iki 4 metų, netgi kai kur tik nuo 18, nėščioms, maitinančioms mamytėms negalima vartoti. O mūsų, prašau, gali net šios kategorijos žmonės naudoti mūsų nuostabius produktus. O kadangi šiandien yra tema apie kompanijos galimybės, tai aš daugiau
plačiau nepasakosiu. Kreipkitės į žmonės, kurie jūs pakvietė ir tikrai papasakos apie kiekvieną spalvotą dėžutę, jos poveikį, jos sudėtį. Žodžiu, kas jūs domina, tikrai atsakys į jūsų visus užduodamus klausimus. Na, dar mūsų produktas iš tiesų yra išskirtinis tuo, kad mes turim visus įmanomus ir neįmanomus sertifikatus, deklaracijas ir taip toliau. Jeigu net turim sertifikatą kašruto, halelio, čia iš tiesų ta bendruomenė žmonių, kurie labai atsargiai duoda savo sertifikatus, ne kiekvienas gali tai gauti, nes tikrai yra atsižvelgiama, kas į sudėtį įeina. Toliau mūsų sertifikatai yra duodami ne tik produktui, jie suteikiami už gamybai, gamybos įrenginiams. Tai pasižiūrėkit, kiek turi praeiti visko, kad mes galėtume savo produktą teikti pasaulio rinkai. Ir mes tai visą turim. Tai yra labai smagu, nes viskas yra legaliai pateikiama pasauliui. Na, truputėlį apie išmokas. Kaip ir sakiau, mes gauname už tai atlygį, jeigu dirbame, jeigu pasakojame, jeigu supažindinam žmonės su šios kampanijos galimybėmis. Mes turim net 12 išmokų rūšių. Tikrai smulkiai apie visas nekalbėsiu, gal keletą ten procentų paminėsiu pagrindinius. Tai yra žmogus kaip partneris atėjęs jau gali per pirmą mėnesį gauti net 4 bonusus. Tai grąžos yra bonusas, kur už tam tikrą produktą kompanija dar tau sugrąžina nuo 5 iki 20% grąžos. Kliento bonusas, klientą mes pakviečiam į savo gretas, gaunam iki 30%. Startinis bonusas puikus, tai yra momentinis bonusas, jis vėlgi priklauso, su kokiu paketu pas mus atkeliauja partneris, ir jis yra nuo 10 iki 20%. Toliau yra struktūrinis bonusas, labai smagus bonusas, tikrai man patinkantis, čia jau už struktūrą, už žmonės, kurie po tavim dirba, ir tas bonusas mokamas nuo 5 iki 10%, grupinis bonusas 10-30%, tai yra tokie bonusai, kurie yra, na, jeigu žmogus dirba, nuo pat pirmų dienų, jie yra jau per pirmą mėnesį galima šios bonusus susidirbti. Lyderystės nuo 2 iki 20%. Toliau yra bonusai, kurie, pasakyčiau, mėnesiniai, ketvirtiniai. Tai yra iš tiesų yra pasižiūrima, kaip partneris dirbama, ir aktyvumo bonusas, ir gyvenimo pensijinis bonusas. Iš tiesų čia jau kaip žiūrima, kaip tu dirbi per visus metus, ir nuo to priklauso tavo bonusas. Ir begalybės dar labai smagus yra bonusai, tai jau yra už kvalifikacijas, tikrai ir kelionės kompanijas organizuoja, ir piniginės išlaidos. Aš truputėlį vėliau ten pasakysiu. Tiesiog atėjęs į kompaniją gali dirbti savo ramiai ir gali dirbti stipriai, ir nuo to priklausys, kokius bonusus gausi ir kokį procentą iš to turėsi. Na, ir kaip minėjau, iš tiesų labai svarbu, kiekgi kompanija rinkoje. Taigi mes galim pasidžiaugti, kad mes jau 13 metai rinkoje, todėl drąsiai pas mus tikrai galima keliauti. Mes atlaikėm jau viską ir išsilaikėm ir keliaujam. Ir matot, tokia ir data pas mus yra ypatinga. 11 skaičių labai daug. Iš tiesų jinai buvo ir netgi parinkta, ir jinai pasirodė sėkminga.
Taigi dar mes turim oficialias atstovybės, net 25 regioninius aptarnavimo centrus, kur yra išduodamas mūsų produktas, net 150 šalyse, kaip jau minėjau, dirba virš 350 tūkstančių partnerių, aš manau, skaičius gal jau dabar ir išaugęs. Ir tikrai mes didėjam su kiekvienais metais, kaip ir apyvarta mūsų auga, gigantiškais žingsniais. Ir kasgi stovi priešakyje mūsų kompanijos. Žinokit, ir aš tuo metu, kada sugalvojau ateiti į kompaniją, kaip ir susidomėjau produktų, bet pirmiausia, žinokit, pasidomėjau, kas priešakyje stovi tos kompanijos. Tai yra, kas jai vadovauja. Ir aš buvau labai nustebinta ir kartu labai apsidžiaugiau, kad tai yra vienintelis prezidentas. Nes man teko dalyvauti, kur buvo 3 prezidentai, tai likimas toks buvo kaip 3 prezidentų. Labai greitai, man atrodo, mes 3 metus tik ir atlaikėm. Taigi, Sergejus Kulikovas, jaunas, ambicingas žmogus, kuriam šiai dienai 36 metai, kuris savo investicijomis įkūrė šią nuostabią kompaniją, būdamas vos 23 metų, kartu su savo žmona Olga Kulikova. Šie jauni žmonės iš tiesų turi labai daug įvairių išsilavinimų ir mūsų prezidentas yra ir verslininkas, ir tinklininkas, nes jis nuo 17 metų taip pat susipažino su tinklinė rinkodara. Ir jam tai patiko. O kas jam nepatiko, jis pasakė, kad aš įkursiu savo kompaniją, kurioje bus taip, sakyčiau, kad partneriai būtų laimingi, o ne skriaudžiami. Ir jis tęsė savo žodį ir taip keliauja dėl to per pasaulį. Dar kas man labai svarbu, tai iš tiesų gyvenantis su Dievu, jo šeima visa, jis pats. Ir jo žmona, tai yra kreatyvinė direktorė mūsų kompanijos, įkūrėja nepakartojamų renginių. Tikrai dar su prezidentu teko susipažinti, stovėti šalia, fotografuotis. Su Olgos dar dėja šiai dienai realiai nemačiau, bet tikrai tikiuosi, kad mano svajonė ši labai greitai išsipildys. Ir tikrai žmonės, kurie jauni, charizmatiški, daugiavaikiai, 3 vaikučių tėveliai ir kurie dar ypač vertina šeimos vertybės ir skatina tai kompanijoje. Tai irgi, pavyzdžiui, kaip man yra labai svarbus toks ženklas turbūt ir dėl kurio aš ir esu šioje kompanijoje. Taigi, kaip sakiau, kompaniją valdo, įkūrė vienas investorius, vienas prezidentas ir žinoma, aplink save jis yra sukūręs stiprią komandą, žmonės, kurie žino savo darbą ir kurių dėka auga kompanija, auga, gerėja viskas tai, kas kuriama užkulisiuose, mums nematomai, bet geriname veiklą partneriams, kadangi inovacinė kompanija, gal truputėlį vėliau pažymėsiu, taigi turim 24 padalinius, kur dirba tie žmonės, kurių mes realiai nematom, kurie viską kūrė dėl mūsų, daugiau nei 200 darbuotojų per visus 5 žemynus, kur atlieka tokį darbą kaip logistai, buhalteriai, finansistai, juristai, tai kad viskas pas mus būtų sąžininga, teisinga ir kad visiems būtų gerai. Taigi kompanija keliauja per pasaulį,
kūrė nepakartojamus renginius dėl, pavyzdžiui, kaip gimtadieniai kompanijos. Tai yra kažkas su kažkuo, kruizai. Taigi vėl metų pabaigoje, kas labai gerai dirbo ir tiesiog žmogus gali ir šiaip sau pasidovanoti labai gerą kelionę kruizu. Ir visa tai, vat, kaip minėjau, dėka Olgos Kulikovos, kurios ten galveliai neįsivaizduoja, kaip gali viskas sutilpti, kad vat, partneriai patirtų tam tikrus potyrius. Tai yra akademijos įvairios organizuojamos ir įvairius mokymai ir taip toliau. Tai iš tiesų kompanija visą tai planuoja, yra, pavyzdžiui, mokymai, kurie vat bus dabar gegužės 15, nuo 15 iki 22 dienos, jeigu teisingai sakau, tai kompanijos mastu organizuojami mokymai ir poilsis kartu, kur partneriai gali keliauti, ne tik vienas partneris dirbantis, bet su visa šeima, gali su vaikučiais važiuoti, mamytėmis, tėvelėmis ir taip toliau. Na, iš tiesų kompanija yra ypatinga dėl to, kad jinai inovacinė, yra mums partneriams pateikiama viskas. Tai yra mes užsiregistravę gaunam nepakartojamą ofisą. Kaip kartais žmogus, jeigu registruojasi ir sako, turėsi savo ofisą, sako, tai kur? Pavyzdžiui, Zarasuose registravau žmogų, sako, tai kur aš net į Vilnių pas jūs į ofisą važiuosiu? Ne, jūs turėsit savo ofisą kompiuteryje, kur yra viskas, tiek parduotuvė, nuosava elektroninė, kurioje randasi visi produktai, kurie yra pas mus, mokymų sistema visa. Jeigu negaliu važiuoti mokymus realiai, tai gali online mokytis. Tikrai tiek gali pasiskaityti, tiek gali pasiklausyti. Ir dar mes turim, kaip ten žodis, intelektą, dirbtinį intelektą, kuris irgi gali mums padėti mokytis, atsakys į visus klausimus, žodžiu, mokytojas, kuris su tavim kalbės, na, tik raštu, sakykim, šiandien, ką gali žinoti, kadangi kompanija kiekvienais metais vis gerina visas sąlygas partneriams, gal greitai ir tiesiog bendrausim su mūsų Ela, dirbtiniu intelektu, kuris kalbės žodžiu su mumis. Jeigu nepasiseks, aš tai manau, gali nepasisekti tik tam, kuris nieko nedarys. Ir, iš tiesų taip, jeigu tik tai nieko nedarys žmogus, ir dar gali nepasisekti, jeigu naudos produktą, tiesiog truputėlį sveikesnis pasidarys. Irgi nepasiseks, nes mažiau vaikščios į vaistinės, į medicininės įstaigas. Ir toks atvejis gali atsitikti. Tik klausimas, kam nepasiseks. Ar tam žmogui, kuris pas mus atkeliavo, ar ta įstaiga, į kurią neateis. Taigi, kodėl man jinai patinka ši kompanija, nes čia susidėliojo visos dėlionės. Viskas sutampa, ko reikėtų nepakartojamai, sakykime, išskirtiniai kompanijai. Tai kadangi turim vienintelį prezidentą su labai gera komanda, kuri dirba dėl mūsų, turim ekskliuzyvinį produktą. Tikrai niekas mūsų dar nukonkuruoti negali, manau, ir nenukonkuruos, nes mūsų technologiją turi prezidentas, kuris tikrai neišduos jos, tai mūsų nuosavybė technologija produkto. Renginiai yra išskirtiniai, plius galimybės. Iš tiesų, kaip aš sakau, gali ateiti visai nieko nemokėdamas, nieko nežinodamas, bet jeigu tu stengsies dirbti tikrai
išmoks ir karjeros laiptais pakilsi ir žinosi viską, ką tik norėsi sužinoti apie kompaniją, apie produktą, aplamai apie kitokį gyvenimą. Na ir sistema taip, čia yra sistema taip sukurta, kad visiems būtų patogu, gerai, naudinga ir universalu, sakyčiau. Dar kompanija yra inovacinė vien dėl to, kad tikrai jaunimas pas mus gali atkeliauti, nes suteikiamos visos sąlygos jauniems žmonėms čia vystytis ir augti. Kaip aš sakau, universitetus mes čia galim baigti. Jeigu anksčiau tinklinės rinkodaros kompanijos daugiau ateidavo, sakykime, mano amžiaus žmonės, truputėlį gal jaunesni, jaunimas kažkaip taip žiūrėjo labai skeptiškai, tai dabar tikrai drąsiai kviečiu jaunus žmonės ir tikrai pas mus yra sudarytos visos sąlygos čia vystytis ir augti ir tiesiog keisti savo gyvenimo būdą. Na, ką jis pasirinks, ar kaip priedą, ar kaip pagrindą, čia jau kiekvieno žmogaus teisė. Na ir ką galiu pasakyti, tai mūsų kompanija Palgo tai daugiau negu verslas, nes čia, sakyčiau, ne tik versle tu tiesiog turi dirbti, suktis, stengtis ir daugiau nieko neturėti, net jeigu paprastą verslą atsidaryti, nes net neturi kada pailsėti. Pažįstu tokios, kad ir dabar yra kirtė žmogus, kuris labai daug dirba, poilsio nėra kada, bemiegės naktis, taip toliau. O čia yra viskas suderinta, čia gali ir dirbti, ir ilsėtis, ir, kaip sakiau, su šeimom išvažinėti į tokias poilsinės vietas, pavyzdžiui, kaip dabar į Turkiją. Taigi, pas mus yra geriausi renginiai, geriausi mokymai, marketingo planas tikrai išskirtinis, kiek teko man pasižiūrėti, palyginti su kitais. Aš nepaminėjau, pavyzdžiui, jeigu pas mus pagal marketingo planą į sistemą yra išmokama 63%, tai kitose kompanijose yra iki 36% išmokos į sistemą. Tai pažiūrėkit, beveik per pusę daugiau. Komandos nepakartojamas, iš tiesų čia pas mus nėra konkurencijos, tai yra greta, kaip sakau, dukterinės, ar kaip nori pavadinsi, šakos šalia vienas kito padeda ir atrodo, tu net nepriklausai, o su tavim gali dirbti, padėti ir nėra konkurencijos, tai yra vystoma mūsų kompanijoje. Na, geriausias produktas sveikatos, kaip gerintojas, stiprintojas mūsų sveikatos, na, palaikymo sistemos tikrai yra puikios. Ir dar ką noriu pasakyti, kompanija yra labai dosni, nes labai daug yra skatinimo programų. Aš truputėlį ir paminėsiu apie jas. Pavyzdžiui, kaip dabar vyksta, nuo gegužės 1 iki gegužės 31, tai pavyzdžiui, jeigu partneris užregistruos 5 naujus partnerius, daugiau negu 100, o jie, vienetas kiekvienos valstybės atžvilgių, taip aš jau grubiai pasakysiu 100 eurų, ir tokius 5 žmonės kompanija jiems duos, sumokės tokią paskatinimo premiją, tai yra 200 eurų. Toliau, klientas, kad jeigu registruosis, jis gaus nemokamą kabinetą, premium klientas, plus 40% nuolaidos produktams. Fantastika, iš tiesų labai retai taip tokie būna
būna, sakykime, tokios akcijos kitose kompanijose tikrai neteko girdėti. Dargi, jeigu ateina naujas partneris, ne klientas, bet partneris, ir registruojasi daugiau negu 100 eurų, jisai gauna 100% dovanų produkto ir taip jam tokia galimybė yra suteikiama 3 mėnesiai eilės. Tai pavyzdžiui, gegužė, birželis ir liepa. Ar ne fantastika? Fantastika. Ir ką aš labai dabar norėčiau paminėti, iš tiesų, ateikite patys, pakvieskite savo draugus, pažįstamus. Gegužės 19 dieną Kaune rengiamas kompanijos pristatymas, verslo galimybės. Iš tiesų labai kviečiu ir pasinaudokit tą progą, nes tikrai ne taip dažnai tai būna ir Kaune tai pirmas renginys, į kurį tikrai vertėtų atkeliauti ir aš ten būsiu ir kviečiu jūs ir jūsų draugus ir pažįstamus. Tai tiek norėjau papasakoti apie mūsų nuostabią kompaniją. Tikiuosi, kad patiko, uždarau skaidrės. Gal turite klausimų? Ar girdite mane? Ar aš čia pas savim tik kalbu?